Labadiena. Šiandien mamos Zitos klausimas apie artėjančias kalėdas. Sveiki, artėja taip visų laukiamas metas, šventos kalėdos. Su savo trimečiu sūnumi jau senokai diskutavome apie tai, kokį laišką rašysime šiemet kalėdų senelį. Dabar jau pats nuolat kalba apie senelį. Praeitais metais stebėjo iš toli įsikibęs į koją, o šiemet su nekantrumu jau laukia. Kelias dienas atgal sūnus namuose pasielgė netinkamai ir išgirdau vyrą sakant: būsi blogas, kalėdų senelis nieko neatneš. Pasimečiau. Su tokia fraze užaugome matyti daugumą. Tačiau ar ji tinkama mūsų vaikams? Ar tai tikrai skatina vaiką elgtis gerai? O gal tik be reikalo gąsdiname, nes juk vis tiek taip nebus, kad nieko negaus. Manau, bent jau daugumą atvejų. Tikiuosi, kad toks klausimas aktualus ne man vienai. Iš tiesų, miela Zita, tikrai ne vienai jums aktualus šitas klausimas. Artėjant kalėdoms visada jūsų laukiame bent kelių ir tuo pačiu sulaukiame klausimų, ar apskritai verta vaikams kalbėti apie kalėdų senelį. Tai aš norėčiau iš karto atsakyti į abudu klausimus šiandien ir nušauti du zuikius vienu šūviu. Ir iš tiesų jūs intuityviai jaučiate labai gerai, kad negalima vaikams grasinti tuo, ko neįvykdysite. Tai yra tuščias grasinimas, ar ne? Bet to mūsų lūkestis yra, ir kurį vaikas turi suprasti, kad mes iš jo tikimės tinkamo elgesio. Vaiko tinkamas elgesys, neturi būti dėl to, kad kalėdų senelis atneš dovanų arba dantukų fėja ar kažkas panašaus, ar ne? Jis turi pamažu, augdamas, vis aiškiau suprasti, kad, kai jis tinkamai elgiasi, jis susiranda daugiau draugų, visiems yra linksmiau, visiems gera ir kad suaugę tikisi mandagaus ir pagarbaus elgesio. Taigi čia, kalbant apie grasinimus, kurių tikrai reikėtų vengti, bet kokiu atveju, ypač kai neįvykdysite, ar ne? Dėl to, kad, jeigu tai yra tiesioginė pasekmė kažkokio netinkamo elgesio, tai yra viskas suprantama. Bet dabar, kaip jūs ir teigiate, vaikas tikrai gaus dovanas. Nepaliksite juk vaiko be dovanų dėl to, kad jis šokinėjo ant lovos. Taigi tokių tuščių grasinimų reikia vengti, kalbant ne tik apie kalėdų senelį. Nereikia, kalbant apskritai apie kalėdų senelį ir ką apie jį reikia pasakoti, tai nereikia pamiršti, kad kalėdų senelis yra ganėtinai naujas reiškinys pasaulyje. Kalėdų senelis atsirado po Coca-Colos reklamos 1930 metais. Nuo 1931 iki 1964 metų Coca-Colos reklamose kalėdų senelis nešė dovanas, dalino jas vaikams ir netgi su jomis žaidė, ir kai nuo šito darbo pavargdavo, jisai atsipūsdavo, o atsipūsdamas išgerdavo Coca-Colos, ar ne? Taigi, senelis, kokį mes įsivaizduojame, kad tai yra, apkūnus vyriškis, raudonu kostiumu sakantis ho, 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 ar ne? Tai yra visai nesenas fenomenas ir tikrai nelietuviška tradicija ir tikrai neįaugęs į kraują visiems kaip būtinas Lietuvos atributas. Kalbant apskritai apie tradicijas, ir kalėdų eglutė yra ganėtinai naujas reiškinys, kurią jau turbūt dabar reikėtų, labai daug pastangų išrauti iš lietuviškų namų, ar ne? Bet, tradicija, netradicija, ar ne, kartais net ir trumpai esančios tradicijos labai prigyja. Taigi prigyjo ir kalėdų senelio. Bet vis daugiau tėvų užduoda klausimą, jų kalėdų senelis yra melas. Ar ne, mes juk nesakome vaikams, kad, kai jie pažiūri žvaigždžių karus, kad džedajai iš tiesų tikrai egzistuoja. Ar ne, arba, kad, nežinau, dabar nešauna joks kitas pavyzdys į galvą, bet iš tiesų, mes vaikams sakome, tai yra pasaka. Ar ne, ar liūtas ateis ten ir mane suės, mes sakome, čia yra Narnija, čia taip nebūna, ar ne, ir taip toliau, ir panašiai, ir įlindęs į spintą, ar aš atsidursiu toje Narnijoje. Ir, jūs suprantate, apie ką aš kalbu, ar ne? Istorija ir pasaka nėra lygų melui, kad ta pasaka yra tiesa. Viskas puiku kalbėti, svajoti, diskutuoti apie Narniją, bet Narnija yra istorija. Ne? Lygiai taip pat kaip
džedajai ir jėga ir taip toliau ir panašiai. Kitas dalykas, ko irgi nereikia pamiršti, kad įsivaizduojamasis žaidimas vėlgi nelygu tikėjimui. Ar ne, vaikas gali įsivaizduoti, kad jis yra Peteris Penas ir jisai laksto, po namus skraido, žaidžia, žavisi tą situaciją, bet jeigu jisai užliptų ant Big Beno ir norėtų nuo jo šokti, nes juk jis Peteris Penas, aš manau, mes visi vaiką sustabdytumėme ir sakytumėme, mielasis. Peteris Penas yra labai graži istorija ir labai puiku žaisti ir įsivaizduoti, kad Peteris Penas, bet prašau nulipti nuo palangės 4. aukšte. Ar ne? Taigi, nereikia maišyti. Įsivaizduojami žaidimai yra fantastiniai. Jie yra nuostabus, jie yra būtini normaliam vaikui ir kad jo raida būtų optimali. Mes turime juos skatinti, mes turime juos džiaugtis, tegul jie žaidžia namus, tegul jie žaidžia gyvūnus. Bet juk ne vienas vaikas, pažaidė šuniuką ir nesako, bet aš iš tiesų esu šuo. Ir mes turbūt labai, išgyventumėme, jeigu mūsų vaikas taiga absoliučiai tikėtų, kad jis yra šuo ir prašytų, kad jam maistas būtų patiekiamas šuns dubenėlyje ir eitų pasivaikščioti tik už pavadėlio, ar ne? Mes turbūt jam bandytumėme įrodyti, kad vis dėlto, galbūt neblogai būtų eiti pasivaikščioti ir kojelėmis. Kitas argumentas, kurį dažnai girdžiu iš tėvų, tai jie sako, bet juk negi dabar vaikams imsi sakyti visą tiesą, kad šaudo, gaudo, žudo, prievartauja ir taip toliau ir panašiai. Negi nėra tokių kažkokių vaikiškų svajonių. Ir, suprantate, kaip mes dažniausiai tikim dėl to, kad norim tikėti, ar ne, nes mums tai patogu. Ir po to, kai jau mes susidurėme su tiesa, mes dažnai vengiame atsakomybės ir sakome, kad aplinka kalta. Ar ne, man melavo, man taip nepadarė ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu mes kalbame apie kritinio mąstymo ugdymą ir apie atsakomybės ugdymą, tai vis dėlto, tokio vienpusiško melo aš siūlyčiau vengti. Tada, aišku, tėvai sako, aš tikėjau ir viskas, pasižiūrėk, koks puikus užaugau, ar ne? Viskas yra nuostabu, bet suprantate, Žalgirio mūšyje irgi daug kas išgyveno. Ar ne? Daug kareivių grįžo namo gyvi ir sveiki, bet tai nereiškia, kad Žalgirio mūšyje, daug kas nežuvo ir kad jis nebuvo visiškai pavojingas. Melas, mes visi puikiai žinome, visada yra pavojingas. Ir anksčiau ar vėliau jisai yra atskleidžiamas. Ir tada yra klausimas, kaip mes reaguojame, kai tas melas yra mums atskleidžiamas. Dar vienas argumentas būna, kad atimsime iš vaiko visą džiaugsmą. Man teko skaityti vieną straipsnį, kuriame buvo užduotas labai geras klausimas. Pabandykite vaikui tiesiog pasiūlyti dovaną ir pažiūrėkite, ar jam bus daug mažiau džiaugsmo. Iš tiesų, džiaugsmas labiau yra susijęs su dovanomis, su nuotaika, su atmosfera, o ne su kalėdų seneliu. Jeigu jūs sakysite, kalėdų dieną mes visi keisimės dovanomis, jas padedame iš anksto po eglute, kad niekas nesužinotų kas, o po to visi kartu jas atidarysime ir bandysime, pavyzdžiui, spėti, kas ką padovanojo, ar ne? Tai gali būti dar daugiau lūkesčio ir dar daugiau įdomumo, įsivaizduojat, kiekvienas sliūkina nepastebėtas, kad po to pabandytų neišsiaiškinti kas nors, ar ne, ar bandytų ir neišsiaiškintų ir taip toliau ir panašiai. Mes sukūrėme nuotaiką, ne kalėdų senelis sukūrė ją. Ir iš tiesų mes gyvename laikais, vėl grįžtant prie to apsaugojimo, mes gyvename laikais, kai visoje žmonijos istorijoje, palyginus su visa žmonijos istorija, dabar yra mažiausiai ligų, mažiausiai prievartos, mažiausiai karų ir mažiausiai nusikaltimų. Ir tai yra faktas. Ir ypatingai, jeigu mes kalbame apie išsivysčiusias šalis, ar ne, tai nebent mes norėtumėme pasakyti, kad Lietuva nėra išsivysčiusi šalis, bet iš tiesų mes turime pripažinti, kad visada ta praeitis atrodo kažkokia labai nuostabi ir idealizuojama, bet faktai rodo ką kitą. Faktai rodo, kad mes gyvename tikrai nuostabiu metu, tik tai tiek, kad mes turime pakankamai informacijos, kad žinotumėme, kas vyksta aplinkui. Yra argumentų, kai tėvai sako, o gal melas pradžioj,
O po to, jeigu vaikas jau užduoda klausimą, sakom, o, šaunuolis, išsiaiškinai. Tai prasme, kad jau vaikui pradedant konfrontuoti su mumis, mes pasakome tiesą. Ir kiek man teko rasti literatūros, tai iš tiesų tai yra ganėtinai teisingas toks tarpinis variantas, skatinantis vaiko kritinį mąstymą, parodantis, kad, kartais mes tikime dalykais, kur po to, kai susidėlioja tam tikri faktai ir tam tikros aplinkybės, mes suprantame, kad vis dėlto tai yra graži istorija. Ar ne? Vėlgi esu girdėjus argumentą ir manęs yra keletas tėvų klausia, bet gal tada sakyti ne Kalėdų senelis, o šventasis Mikalojus, nes juk jisai egzistavo. Kaip ir taip, bet kaip ir ne. Visų pirma, mes per mažai turime faktų apie šventąjį Mikalojų, ką jisai darė ir kaip darė, tai vėl yra labai apaugę istorijomis ir mitais. O visų antra, jeigu jau kalbame, tai jau kalbėkime normaliai, ar ne? Čia lygiai tas pats, kad juk mes nekalbame su mažu vaiku netaisyklinga lietuvių kalba, nes, norime jį apsaugoti nuo sudėtingos lietuvių kalbos gramatikos, ar ne? Ne, mes iš karto su vaiku kalbame taisyklingą lietuvių kalbą ir, tikimės, kad kai jam bus 3, 4, 5 metai, jo kalba, irgi bus taisyklinga. Kai vaikas pradžioje sako, aš esu, tu esi, jis jį esa, ar ne, mes, visieną sakome, jis jį yra. Ar ne, dėl to, kad norime, kad vaikas augtų, tobulėtų. Yra net mokslininkų labai drąsiai teigiančių, kad, tikėjimas Kalėdų seneliu, dantom, visom kitom istorijom, kurios iš tiesų yra ne visiškai tiesa, trukdo vaiko kognityvinę raidą. Vėlgi, yra daug nuomonių, yra daug įsivaizdavimų, vis dėlto jūs sprendžiate, ko jūs norite. Aišku, manęs daug kas klausia, o kaip jūs darote? Tai aš galiu jums atsakyti, kad, vis dėlto mes buvome pasirinkę tą variantą, kur, žaidžiame tą Kalėdų senelio istoriją, apipiname ją ir šventų Mikalojumi ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu, man reikėtų rinktis šiandien, aš manau, kad aš būčiau tikrai radikalesnė sakymo, kad vis dėlto tai yra graži istorija, graži pasaka prasme. Ir dabar jau mes su kai kuriais savo vaikais esame tą išsiaiškinę ir jau žinodama jų reakciją ir jau žinodama jų, įsivaizdavimą ir ką jie mano apie tai, vis dėlto rekomenduočiau tą daryti ir jums, kad pasakoti vaikams, jog tai graži, kad pasakotumėte vaikams, jog tai graži istorija. Gražių Kalėdų.